Sveiki visi. Šį kartą atvykau į Nidą. Bandysiu pasivaikščioti po įdomesnius vietinius objektus. Vienas iš jų tai yra va šita vieta, kuri vadinasi Itališkas vaizdelis. Paklausiu 3 ar 4 žmonių. Tai pusė iš užsieniečiai buvo, turistai. Bet užėjus į Tomo Mano muziejų, maloni kasininkė pasakė, kad visai čia pat. Tai va, kaip suprantu, va čia yra tasai vadinamasis itališkas vaizdelis. O čia galima labai jaukiai prisėsti, pasimėgauti štai šio vaizdu į marias. Labai gražu iš tikrųjų. Na ir tas atitikmuo itališkas vaizdelis kažkiek turi tiesos iš tikrųjų. Nerekomenduotina vieta. Ramiam poilsiui labai gerai girdisi bangų mūša, raminančiai veikianti. Kas jaučiate didelį stresą, reikia pailsėti, pabėgti nuo įtemptų minčių. Manau, kad šita vieta vienas iš variantų. O, toli matosi kaip lyja. Štai kur laivelis plaukia, tenai tamsus dangus ruožas. O štai lauko įkrovimo mobiliųjų telefonų stotelė. Tiesiog prie suoliuko. Geras sprendimas. Štai atvykau prie žymiojo Lietuvos bardų pradininko Vytauto Kernagio paminklo. Neringa, 2014 metai, bronza, skulptorius Juozas Ruzgas. Apsiniaukė, koksai dangus, bet tikiuosi stipriai nepradės lyti. Einu į kopas paslampinėti. Kopose toks atrodo kaip visai nelietuviški vaizdai, išskyrus galbūt pušaitės. Tokios kaip stepės maišytos su dykumom kažkokiam pajūrio kopomis, pajūrio tiksliau smėliu. Beslampinėdamas va kokią savitą vietą radau. Nidos mini kryžių kalniukas. Ir didelis kryžius. Sartro skulptūra Nidos kopose. Vienoje pusėje marios, kitoje pusėje Baltijos jūra. Čia į marių pusę kopos su gražumu.
Rusijos pusėje lyja stipriai Kaliningrado srity, ar ten kažkur arti jau, o pas mus gražus palyginus oras. O čia galima. Gražios tos kopos, labai gražios. Jeigu kas nebuvo, tikrai verta atvykti, pasibūti. O čia yra gana įdomus dalykas – smėlio, vėjo ir žmogaus kūryba. Tai yra smėlio gaudyklės. Jau daugiau kaip 200 metų keliaujančioms kopoms gaudyti naudojamos šakų užtvaros. Būtent tokiomis tvorelėmis pavyko sustabdyti Kuršių nerijos smėlynus ir juos apželdinti. Parnidžio kopa gyva ir šiandien, o joje sukauptas smėlis keliauja toliau. Labiausiai žmonių lankomose vietose išjudintos miltelės vėjo nunešamos į marias, kur pasilieka amžiai. Siekiant kuo ilgiau išsaugoti šių smėlynų grožį ir aukštasias viršūnes, Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojai įrengė ir atnaujina užtvaras, tuo tęsdami šimtmečius skaičiuojančią smėlio gaudymo tradiciją. Prancūzijos karo belaisvių prisidėjusių prie Kuršių nerijos kraštovaizdžio formavimo atminimui. Toks paukštis. Pamažu artėju link Švyturio, ko gero vieno iš pagrindinio mano šios dienos tikslų Nidoje. Ir priėjau tokį ženkliuką, kur rašoma kopa palytėta žmogaus rankų. Urbo kalnas yra kopa. Netiesa pasakysite. Kopa turėtų būti atvira ir smėlėta, o neapaugusi mišku. Tiesa ta, kad Urbo kalnas yra natūralus ir žmogaus rankomis pakeistas gamtinis darinys. Kadaise laisvai vėjo pusnuma kopa, grasinusi po savimi praryti Nidos gyvenvietę, buvo dirbtinai apželdinta. Šiandien šis gamtos ir žmogaus kūrinys yra paskeltas saugomu gamtos paminklu. Va čia jau matos Švyturys. Sena nuotrauka. 30 metais, 1930-ieji. Štai tenka įlipti į kalniuką, bet jau matau Švyturio baltą raudoną spalvas. Jau netoli. Bandysiu įkopti viršun. Pažiūrėsim, koks vaizdas nuo ten. Anksčiau buvo raudonasis Kristupas, kurio nebėra. Kągi lipam į viršų. Metaliniai laiptai. Kiukas. Šiandien kardio širdžiai pratimų už kelias dienas prisilaitoju. Atvirai pasakius, vienas įspūdingiausių vaizdų, kokius esu matęs. Štai Nida, centras jos, kur yra Vytauto Kernagio paminklas. Čia yra buvusio šešiakampio Švyturio maketas, kuris stovėjo anksčiau. Sekantis mano tikslas – apžvalgos bokštas, kuris yra tokia savotiška meninė instaliacija. Esu aplankęs per 29 apžvalgos bokštus, tai šitas man atrodo, kad 30. Lyginant su Švyturiu, tai yra mažylis, bet vis tiek smalsu. Esmė, kad jį užlipti yra reikalų. Pabandysiu bet kokiu atveju. Štai kopėčios visokiausios. Čia bokštas meninė instaliacija. Jo, čia tokiais užskabarota. Yra kavinė.
vyksta. Štai koks klausimas. Is it better to speak or to die? Štai kokie filosofai palikę čia galybės užrašų ir piešinių. Na va, užlipau šiaip ne taip. Čia dar daugiau meno, sakykime taip. Ir va toks vaizdelis. Dangus debesuotas. Jau pamažu jaučiasi vasaros pabaiga.